Iš tikrųjų, mes čia turime vieną vertingiausių buveinių Lietuvoje ir tai yra pas mus ir pilkosios kopos ir mezofitų pievos šienaujamos ir kad gerą buveinių būklę išlaikyti reikalinga gamtotvarka. Kiekvienais metais reikia šienauti, tačiau yra sudėtinga smėlynuose, kai ta biomasė nėra labai jos daug ir tos žolės yra tokios varpinės, yra smulkios, su technika yra labai sudėtinga surinkti biomasę ir išvežti. Todėl, norint užtikrinti gerą buveinių būklę, tiesiog reikia būtinai ne tik, kad nušienauti, nupjauti tą žolę, bet pašalinti biomasę, kad nebūtų buveinė pertręšiama. Nes trąšos keičia ekosistemą iš esmės, keičia bendrijas, kiti augalai ateina ir retų augalų rūšis išnyksta. O šičia yra labai daug raudonosios knygos augalų, kai yra vienos rūšės augalai yra sutinkami tik šitoj vietoje visoje Lietuvoje ir viena didžiausių augaviečių visoje Europoje. Todėl čia reikalauja itin kruopštaus darbo, dažnai ir būtent rankų darbo, ir šiuo atveju savanorystė mums tiesiog padeda sutvarkyti buveinės taip, kaip reikia. Šio pievoje didžiausia problema yra gausialapis lubinas arba muilinė guboja. Ir invazinių augalų charakteristika ir yra ta, kad jos nustelbia vietinės rūšis, kai įsigali. Todėl iš esmės nėra įmanoma kiekvieno augalo išravėti kaip darže gamtoje. Tai mūsų tikslas ir yra atkurti, palaikyti gerą buveinių būklę. Kuo geresnė būklė, natūralios augalų bendrijos, jos tada labiau atsispiria invazyviems augalams ir kažkaip jie pradeda po truputį nebekelti tų tokių didelių problemų, nebevykdo natūralių augalų įstūmimo. Todėl ir šitoj pievoje itin svarbu yra vykdyti kasmetinį šienavimą ir biomasės pašalinimą. Būtent su šitais veiksmais, ką mes dabar savanoriai, kur šalina biomasę, tai čia pati svarbiausia dalis. Kuo geresnė buveinių būklė, galima sakyti, tuo geresnis jos imunitetas ir invazijoms. Nes jeigu neišimtume biomasės, tai azoto daugėtų ir čia ateitų vieną dieną šičia taptų builynas, dilgėlynas, galbūt kažkokia iš viso pertręšta pieva, kaip atrodo. Ta pieva taptų tokia sugadinta žmonių kalba kalbant. Mes Coca-Cola HBC Lietuvoje kompanijoje turime išsikėlę tikslą įgalinti savo darbuotojus, kad jie vieną dieną per metus galėtų skirti savanoriškai veiklai. Mes jau daugelį metų tai darome ir šiais metais galvojame, kad norėtumėm kažką gero padaryti Pajūrio kraštui, todėl kad ir čia turime Klaipėdos rajone veikiančią savo pardavimų komandą ir taip ir kilo idėja, kad reikėtų kažką nuveikti čia ir atsitiktinai susipažinome su organizacija Mes darom ir taip tiesiog bendrai išsikalbėjus ir kilo tokia mintis, kad galėtume galbūt su visa komanda atvykti į Pajūrio regioninį parką ir čia padėti vietiniam žmonėm naikinti invazinius augalus. Mūsų žmonės daugiausia dirba pardavimuose, biure, jų kasdienė darbo specifika labai skiriasi nuo to, ką mes šiandien darome ir manau, kad visa ta informacija, ką pasidalino su gamta dirbantys žmonės, iš tikrųjų buvo labai įdomi. Aš pati begrebdama girdėjau, kaip kolegos sakė, o geras, kaip įdomu, nežinojau apie tos augalus, apie tas pievas. Manau, daugeliu sugriovė įvairius mitus, kuriuos jie galbūt turėjo kažkokią nepilną informaciją. Manau, jiems tikrai labai patiko ir buvo įdomu išgirsti iš specialistų, iš profesionalų, kodėl svarbu išsaugoti tą gamtą, kodėl čia reikia, tas pievas grebliuoti, naikinti tos invazinius augalus ir panašiai.
šiemet ir buvo toksai noras rasti kažkokią veiklą gamtoje ir šiukšlių rinkimo akcijos jau viena, antra, trečia, daug tokių jau yra įvykę, tai mes irgi kaip darom atstovai, tai irgi stengiamės ir vis dažniau organizuojam ne tik tai šiukšlių rinkimo akcijas. Tai labai džiaugiamės ir šito partnerystę su Pajūrio regioniniu parku, kad galima kažką nuveikti čia prie jūros, kur turim ir savo festivalį darom prie jūros.